pakalbėsime apie, kas tai yra ezoterika, kas tai yra ezoterinė filosofija, kuo tai skiriasi. Ir tiesiog, nes labai daug žmonių nežino šito dalyko, tai galiu tiesiog, gal tai tiesiog tai yra mano tiesiog išradimas, toks irgi supratimas per ilgus metus darbo, nes kiek žinau, tai niekas nenaudoja tokių sąvokų. Ezoterika, tai ezoterika, parapsichologija yra jo, būrimai ir taip toliau ir kitokie dalykai. Tai va, tai kas tai yra ta tokia ezoterika? Ezoterika, aišku, kaip apibūdinama, kaip ir visur, pavyzdžiui, tiesiog rašoma, kad tai yra kažkoks tai, tarkime, pseudomokslas arba slaptas mokslas, kuris yra tik tai perduodamas iš lūpų į lūpas. Ir čia aš turiu irgi sutikti su šituo dalyku, kad taip tikrai iš tikrųjų taip ir yra. Ezoterika vis dėlto yra, pati ezoterinė filosofija yra perduodama iš lūpų į lūpas. Tik tai tokiu būdu galima kažką tai tik tai suprasti, tiesiog ir šitam pasaulyje kažką tai padaryti. Tai va, daug kartų jau pasakojau šitą temą visiems irgi, tai tiesiog net nežinau, net ir nuo ko jums čia ir pradėti, kaip tą pažiūrį tiesiog visą laiką gražiau išaiškinti. Tai va, su ezoterika. Gal turbūt pradėkime nuo to dalyko, kas tai yra ezoterika. Ezoterika tarkime, pavyzdžiui, yra medicina, jo yra bendra sąvoka medicinos. Medicina susideda iš tam tikrų, pavyzdžiui, kažkokių tai specialybių, pakraipų, tam tikrų tokių dalykų. Tai gali, pavyzdžiui, būti, kad ten, pavyzdžiui, vidaus lygos, ten, pavyzdžiui, galvos lygos, ten gali būti okulistika, jo. Ir taip toliau tenais, ir dantų protezavimas, irgi tai yra medicina. Ir apibūdina, jo, tai, pavyzdžiui, bendras visą laiką pavadinimas yra medicina. Tai va, ezoterika irgi taip pat, jinai yra bendrinis pavadinimas, jisai nėra, kažkaip tai jisai neįskiria tam tikrų tokių dalykų. Ezoterika tai yra bendras pavadinimas, į kurią galima įkišti visas sąvokas, tai pavyzdžiui, parapsichologija, bioenergetika, ten gali būti, pavyzdžiui, būrimai visokie, tenais maginiai tokie dalykai. Irgi mes priskiriame visus šitos dalykus visą laiką prie ezoterinių dalykų. Tai va. Nes ezoterika, jinai yra plati ta sąvoka, nes nėra, pavyzdžiui, kažkokių tai kitokių sąvokų atskirai, nes kadangi, pavyzdžiui, nėra knygynų kažkokio tai parapsichologijos, yra ezoteriniai knygynai. Tai va, tai tą dalyką reikėtų biškutį tiesiog irgi skirti, kad tai nėra, pavyzdžiui, ten būrimai, ten kažkokie tai ten tik tai, pavyzdžiui, užsiėmimai kažkokios tai ten praktikom, kaip ten mumis nori nupiešti, kad mes ten kažką tai darome ir taip toliau, taip toliau. Nors iš tikrųjų, tai yra toksai, irgi supratimas, aš irgi dėl to supratimo nelabai sutinku, nes jisai neatspindi tos ezoterinės visą laiką tiesos ir tos ezoterinio to pasaulio, kaip jisai iš tikrųjų turėtų būti vardinamas. Tai yra taip, kad, pavyzdžiui, pas mumis, mūsų, pavyzdžiui, ant žemės yra labai daug specialybių. Jo, labai daug specialybių. Iš tų specialybių mes galime tik tai išmokti tik tai vieną, pavyzdžiui, kelias specialybės. Jo, galima, aišku, peržvelgti ir daugiau, ten 5 kažkur tai tiesiog irgi, jo, ten susipažinti su jom. Bet, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie tą specialybę, kad, pavyzdžiui, aš tikrai tvirtai galiu būti kažkoks tai specialistas, tai 1-2, jo, tai yra galima dar būti specialistu. Jau paskui toliau ten jau yra per daug tos informacijos ir žmogus jisai ne. Bet jisai gali
kažkur tai susipažinti, jo ten biški su vienu, biški su kitu, trečiu, tenais, ketvirtu, penktu, nu ir jisai paskui vadina, kad jisai yra specialistas visko. Nu, iš tikrųjų tai taip nėra. Tai va, tai specialistas tik tai tos visą laiką srities. Aš aišku labai irgi net nustebau, kada irgi išgirdau, kad Feng Shui, va toksai, va irgi yra mokslas, ir kad Feng Shui, kad gauti, pavyzdžiui, pirmą kažkokią tai pakopą Feng Shui ir pirmutinę, va tą tiesiog visą laiką pakopą, pradžią tiesiog visą laiką išmokti, tai reikalinga mokintis apie 70 metų. dabar biškutį pradėkite, analizuokite irgi kitus, kurie visą laiką ten skelbėsi, kad jie kažką tai moka, kažką tai daro tenais, kažkur tai tenais. Iš tikrųjų, tai ten jie nieko nežino, galiu pasakyti tvirtai ir aiškiai, tiesiog yra tiesiog kažkas tai biškutį paskaitė, paskui toliau patikė žmogus, įtikė savimi, mes apie tai dar irgi kalbėsimės, ten bus dar tų paskaitų apie šitą dalyką. Ir tada tiesiog mes irgi paskui nupiešiam save tokius nebūtus prisigalvojimus tokius, ir paskui prisidedame savo tam tikrus antpečius arba epitetus arba ten kažkokius tai pavadinimus ir paskui liepiame kitus, kad ir mumis taip vadintų ir darytų. Tai va, tai ezoterika vis dėlto irgi yra tam tikra va tokia prasme, jinai niekur nedėstoma ir nieko nedaroma. Kaip aš sakiau, minėjau iš pat pradžių, labai daug yra tų specialybių, bet specialybių tik tai kelias galite išmokti. Tai va, tai jeigu, bet pasirodo, kad yra tam tikras toksai darbas, kurį mes turime kiekvienas žmogus visą laiką, kiekvienas žmogus. Tai turime jį dirbti ir daryti. Ir kada aš paklausiu šito klausimo, tai niekas nieko nežino, tiesiog atrodo visi viską žino, bet va šito darbo jie nežino, koksai tai darbas gali būti. Jisai labai paprastai, jūs girdite kartais dažnai jį tą panaudojant tokį pavadinimą ir visa kita. Tai yra darbas su pačiu savimi. Tokio darbo, pavyzdžiui, tokio mokslo darbas su pačiu savimi, skaitykime, kaip ir nėra. Yra tam tikri tik tai tiesiog, pavyzdžiui, tiesiog biški kažkur tai prisiliečiame prie tos temos, tai reiškia, gali būti kažkokia tai atsipalaidavimas, tenais meditacijos, darbas su savimi, jo, ten pavyzdžiui yra kiti kažkokie tai dalykai visą laiką, bet kada žmogui pradedė kažką tai pasakai, ką jam, tai jisai klausia, ką man reikia dabar daryti, tai sakau, reikalinga skaityti, reikalinga tobulinti, reikalinga keisti savo mintis. Ir čia iš karto po žmogų jau iš karto toksai garsas tiksti įsijungia. Dirbti su savimi. Kaip? Kaip aš galiu dirbti su savimi? Reikia keisti savo supratimą, reikalinga šitą dalyką labai gerai suvokti, kad, pavyzdžiui, pasaulis jisai niekados nepasikeis, jeigu jūs patys nepasikeisite. Jūs turite suvokti, kad jūs esate ir šitame gyvenime ir jūs atsakingi, jūs kuriate savo mintimis, savo visą laiką darbais, tam tikrais visą laiką poelgiais ir įsitikinimais, kitų visą laiką kažkokį tai savo individualų gyvenimą. Ir tą gyvenimą jūs turite patys individualiai nugyventi. Nors, aišku, mes galvojame, kad mes visi gyvename vien tam pačiame, ant tos pačios žemės visi ir taip toliau. Ir mes turime nugyventi visi tą patį gyvenimą. Ne, iš tikrųjų tai nėra taip. Kiekvienas mes turime savo ir paskirtį, ir karminius dalykus, ir tam tikrus supratimus, nes visą laiką, tie dalykai visą laiką suformuoja visus tuos mūsų kelius. Ir čia žmonės visą laiką jie nesupranta šito dalyko, kaip dirbti su savimi, ką reikalinga, kaip tai keisti minti, o kaip keisti mintimis. Sakau, liūdėsi reikia pakeisti džiaugsmu. Kaip galiu aš čia liūdėsi, kaip aš galiu čia, pavyzdžiui, jeigu jisai mane tenais engia tas žmogus, aš turiu atsilyginti, aš turiu jam padaryti, įkasti ir taip toliau, taip toliau. Ir sakai, kad ne, taip negalima šitaip, reikalinga biškutį kitaip, tiesiog visą laiką yra kitokių būdų. Tada žmogus, aišku, klausosi dar kartais,
Bet taip logiškai paėmus, kiek aš jau labai susidūręs, tai žmonės tiesiog tinginiai ant šito dalyko. Jie nenori, jie niekaip nesupranta, kaip galima su savim dirbti. Nes tokio mokslo kaip ir nėra, tokio mokslo niekas nemokina, nei viduriniai mokyklai, nei kažkokio tai ten, pavyzdžiui, institute, nei proftechninėse ten, pavyzdžiui, mokyklose, nei dar kažkur tai kitur. Tai yra tiesiog, tiesiog savistovis darbas. Ir aišku, ten paskui atsiranda tam tikrų tokių žmonių, kaip sakiau, tam tikrų tokių, pavyzdžiui, mokytojų, trenerių, auklėtojų, kaip yra, jie tada ir auklėja, ten, pavyzdžiui, treniruoja, kaip reikalinga tuos visą laiką dalykus padaryti. Tai darbas, ezoterika todėl ir yra visą laiką apibrėžiama kaip darbas su pačiu savimi ir tą reikalinga labai gerai suvokti, nes jeigu aš, pavyzdžiui, moku su savim dirbti, moku, pavyzdžiui, save nuteikti, įkalbėti, pavyzdžiui, pajausti ir taip toliau tenais, tada aš galiu save valdyti ir tada, jeigu galiu aš valdyti, tada aš galiu tada įtakoti tam tikrus procesus, kurie yra išorėje. O pas mumis, taip aišku, visą laiką visi kaip ir atsistoja prie veidrodžio, žiūri į atvaizdą ir reikia pasikeis tam atvaizdui, pasikeis, sakau, irgi aš noriu kito, noriu kitaip, kad būtų. O tas atvaizdas, kaip buvo toksai visą laiką susiraukęs, nepatenkintas, taip ir stovi. Ir viskas, kada jisai pasikeis, tada kada jūs pasikeisite. Va tą dalyką reikalinga gerai suvokti. Aišku, jeigu šito dalyko jau nesuvokėte ir, pavyzdžiui, tiesiog pas jumis nėra to dalyko, yra ten klausimų ir, pavyzdžiui, jūs nenorite, tiesiog nepriima tos informacijos, aišku, nereikia sielotis ir dar kažko visą laiką reikalinga suvokti, kad ne visiems ten irgi ezoterika duota ir, pavyzdžiui, tam tikri dalykai, nes irgi iš šitos grupės, pavyzdžiui, tarkime, irgi taip pat, tų žmonių, kada yra, tai daug žmonių atkrenta. Netgi, kada aš irgi mokinau seniau, irgi pas mumis būdavo ir 100 žmonių, tai ten pirmam kurse buvo apie 120, tai 5 kurse pasiliko 22, atrodo tik tai. Netgi po metų tiesiog labai daug kas iš karto atkrenta. Nes, taip logiškai labai daug žmonių visą laiką, jie geriau patartų, kažkam tai geriau kažką tai parodytų, pasakytų, kaip reikalinga daryti, bet, pavyzdžiui, savo kažkaip tai, kad jisai kažką tai dirbtų, jisai nenori, jisai nesupranta. Todėl, irgi ezoterika, irgi jinai nebus visą laiką duota ir jinai jūs jos nesuprasite, kada jūs pasimis toj galvoj, nebus tokio dalyko visą laiką, kad reikalinga čia darbas su savimi ir tai yra pats sunkiausias darbas. Tai yra pats sunkiausias darbas, kurį mes turime atlikti savo gyvenime. Tai nėra tokia kaip ir specialybė tokia, bet, kai sakoma, čia yra kiekvieną dieną visą laiką tu turi save kažkaip tai, tiesiog sustabdyti, pavyzdžiui, dar kažkas tai, irgi, kada mes kalbėsimės apie ezoterinės praktikas, tenais bus visokie pratimai, ten, pavyzdžiui, apeigos ten, tarkime, arba dar kažką tai tenais ir ten reikės dirbti. Ir žmonės kažkaip tai galvoja, kad reikalinga, pavyzdžiui, tiesiog kaip ir visus mokslus visą laiką kalti, imti, mokintis ten, pavyzdžiui, visą laiką mokyklose pas mus nemokina, pas mus tik tai liepia išmokti atmintinai. Ir aš, pavyzdžiui, ten stebėdavau vaikus ir netgi savo vaiką klausiau visą laiką, kada jisai grįždavo ten, pavyzdžiui, 1, 2 klasėje. Klausiau, sakau, ką mokytoja uždavė. Ir jinai visą laiką atsakydavo, tai kad mokytoja liepia išmokti nuo čia iki čia atmintinai. Nuo čia irgi taip pat atmintinai va čia. Ir kada paskui mes darėme su Vytautu irgi tam tikrus tokius eksperimentus tenais su studentais, irgi ir kada jiems duodi, pavyzdžiui, tiesiog kokią užduotį, kurią reikalinga galvoti, daugelis žmonių, tai nepykite, bet tai yra maždaug 92 procentai, 86 procentai tenais daugiausiai. Tai jie tiesiog jie nemoka galvoti. Jie moka tiesiog sudėlioti, nes taip pas mumis toksai protas, jisai taip protas visą laiką dėlioja, kad taip tik tai turi būti, taip turi būti tokios kaladėlės, tik tai taip. Tai va.
tą dalyką turite labai gerai suvokti, kad kitaip nebus visą laiką darbas, visą laiką ezoterikoje tai yra darbas su pačiu savimi ir tai bus labai sunku. Tikrai bus labai sunku. Aišku, paskui, jeigu aš ten paskui išaiškinsiu tam tikrus tokius dalykus ir taip toliau, kas ten ką daryti ir kaip ten, pavyzdžiui, tiesiog visą laiką. Tai va, tai galima tiesiog tą dalyką dar kartu apibriežti tai, kad, pavyzdžiui, ezoterika tai ir yra visą laiką, kuris žmogus, kuris sugeba, kuris valdo, kuris, pavyzdžiui, yra sąmoningas šitame, va čia ir gyvena, kuris čia ir dabar gyvena, kuris moka sakyti tiesą. Jisai nesiginčia, jisai neįrodinėja savo tiesų, nesikiša į kitų žmonių gyvenimus. Toks žmogus, jisai jam leidžiama, kaip pavyzdžiui, tiesiog visatoj padaryti tam tikrus dalykus. Jisai gali tada užduoti tam, pavyzdžiui, kažkokį tai norą ir tas noras paskui pasik dvigubai greičiau įvyksta. Ir nes kadangi to būdu visą laiką išduodama didesnė energijos kiekis. Kada mes pradedame analizuoti visatą ir pradedame uždavinėti, tada mes visata, jinai nežino, ar mums atsakinėti į mūsų tos durnus klausimus, ar mumis reikia mokinti. Jinai mokina, jinai tiesiog paprasčiausia mumis mokina. Tai va, jinai tiesiog nesistengia atsakinėti tos visą laiką klausimus kažkokius. Tai nes klausimai dingsta, kada mes mokinamės. O, pavyzdžiui, kada yra paskaita kažkur, tai irgi girdėjo turbūt dažnai, kad aš ten, kada pradedama tik paskaita, visą laiką kyla klausimų, kaip ir turbūt pas jumis. Jo tik tai įsijungia, tai pas mane čia labai daug klausimų aš turiu. Aš paskui sakau, supranti, palaukite, kada praeisite viską, kada praeisite, išklausysite, ten pavyzdžiui tiesiog vat, irgi kursą arba dar kažką tai visą laiką, vat tada jūs galėsite užduoti klausimus. Bet dažniausia galiu tik tai nuraminti ir pasakyti, kada tų klausimų, tada jau nebelieka. Jie būna jau senai atsakyti. Tai va, tai reikia tada neskubėti, bet reikia tiesiog klausytis mokytojo nurodymų ir daryti tas, kas yra pas jumis, kas apibriešta, kas sakoma ir taip toliau. Nes reikia suvokti, kad bet koks visą laiką, kaip ir aš, pavyzdžiui, mokytojas, aš nenoriu jūsų įžeidinėti ir, pavyzdžiui, arba ten kažkaip tai nuvertinti ir sakyti, kad jūs ten nieko nemokat, jūs ten nieko nežinot, aš čia pilna viską žinau ir dar kažką tai. Nieko, aš pats taip pat mokinuosi kaip ir jūs. Aš iš jūsų mokinuosi netgi. Ir nes, pavyzdžiui, jūsų klausimai, pavyzdžiui, jūsų kažkokie tai pastebėjimai, mane priverčia irgi taip pat kartais tiesiog, pavyzdžiui, pakeisti kažkokią tai temą ir tiesiog tą temą padėstyti jau biškutį daugiau, pavyzdžiui, suprantambiau, aiškiau. Tai va. Todėl vat, geras dėstytojas yra tas, kaip mano mokytojas sakydavo, pas kurį paskaitos nesikartoja. Jisai yra individualus ir kiekviena paskaita yra tokia pasakiška ir jinai negali būti pakartojama. Bet jeigu jau dirbama ir daroma tas pats ir tas pats ir tas pats ir per tą patį, tada tas žmogus jisai kaip ir atbunka, jisai tampa tam tikrų robotų ir jisai tik tai dėsto savo tą supratimą kažkokį. Kaip parašyta, jo, mokyklose ten yra kaip parašyta ir turiu dėstyti. Ten, pavyzdžiui, kažką tai tik tai supratau, va, tarkime, kaip yra ir dabar dar dėstoma Darvino teorija, jo, mokyklose. Nors jau senai visi žino, kad Darvino teorija, jinai niekinė ir paprasčiausiai tiesiog nuo jos tikrai niekas nesivystė. Čia tiesiog vat yra, bet kitos sistemos taigi nėra. Tai va, ezoterika biškutė slidesnės toksai dalykas. Tai va. Todėl, va, pavyzdžiui, ezoteriku tapti reikalinga save nuraminti, reiškiasi jo, išmokti mintis valdyti, savo kūną valdyti, tada, pavyzdžiui, ten gali tam tikrus procesus valdyti, ten, pavyzdžiui, ir miega ir taip toliau, ir tada, kada tu nori, tu gali išskirti energijas, kada tu gali atiduoti tą energiją, kitą kartą tu gali tą energiją kaupti ir taip toliau. Tada, kada tu jau būni visą laiką šaltai ir sąmoningai pradedi visą laiką analizuoti.
jeigu įsikirtęs laikaisi ir ten tik tai visą laiką nepajudinamai dėstai kažką tai arba ten kalbi, tada tik tai dažniausiai ten būna ginčai, tada būna įrodinėjimas savo tiesų. Vienas įrodinėja savo, kitas ten savo, nors apie tą patį dalyką kalba, bet skirtingom kalbomis. Ir todėl jie nei vienas kito nesupranta. Jie nenori įsiklausyti, kad jie tą patį šneka. Bet jie kitaip. Vienas angliškai, kitas kažkokia tai, pavyzdžiui, ten kinietiškai. Na, ir susikalbėkit ten abudu. Ir abudu tą pačią temą. Tai va. Ir abudu vienodai. Bet gali abudu susipykti iki karo. Ja, tiesiog. Tai va. Todėl, pavyzdžiui, tik tai toks žmogus, jisai gali, pavyzdžiui, tiesiog valdyti tam tikrus procesus ir daryti. Todėl ezoterika ir yra tas žmogus, kuris užsiiminėja saviauklą, pavyzdžiui, tiesiog tai yra saviugda ir jisai tobulėja, jisai daro. Todėl daugelis žmonių visą laiką galima priskirti prie, kaip ir visi, kaip ezoterikai yra, jo? Nes visi žmonės šitą dalyką beveik daro. Todėl jeigu jūs dar skaitote, kad jūs nemokat, nežinot visą laiką asmeniškai, tai dar nieko neliečia, bet jūs visą laiką jau pradėjote domėti. Dabar, tarkime, jūs nuėjote parduotuvę ir nusipirkote kokį televizorių, ja? Ten įsirinkote. Ilgai galvoja tą televizorių, kaip įsirinkti, pavyzdžiui, kokia tenais yra, kokia ten markė, kokia įstrižainė, ir ten dar su kokiam papildomam ten funkcijom jisai turi būti. Ir tada jūs nusipirkat tą televizorių, parsinešat namo dažniausia. Ir tada, kaip žmogus visą laiką elgiasi, kaip aš, ką aš televizoriaus nematęs, aš žinau, yra mygtukai, yra pultas, jo, ten galiu paspaudyti, čia kažkas tai parašyta, daug ko nesuprantu, bet tai neturi reikšmės, visą laiką galiu paspausti ir parodys man, tada paaiškins, susidegs ir taip toliau. Dabar tokios technologijos yra. Ir žmogus visą laiką, jisai kaip prasinešė televizorius, įpakavo, jo, ten kažkokie tai popieriai yra sudėti iš pradžių, tos popierius numeta jo į šoną, tada dėžę įsitraukia, įsipakavo, jam kuo greičiau reikalinga įsijungti ir, kaip sakoma, visą laiką žiūrėti tą televizorių. Nes aš televizorių, ką aš visą laiką matau. Gali tai būti ir bet koks darbas, bet koks visą laiką, bet kokia prekė ten. Telefonas gali būti ten mobilus ar ten kokia, pavyzdžiui, buitinė kažkokia tai, pavyzdžiui, ten aparatūra arba dar kažkas tai visą laiką. Jūs mašiną nusipirko, pilna mygtukų, ir važiuodamas įsiaiškinti, tą paimsiu. Tai va. Žmogus dažniausiai visą laiką šitaip elgiasi ir taip daro. Ir tai yra jo tokia klaida. Ir kodėl? Todėl, kad dažniausiai, kada žmogus, nežinodamas, ką jisai daro, pradeda spaudyti tos mygtukus, jisai dažniausiai prisidirba. Ir tada gali būti tai, kad ta aparatūra gali supykti ir pasakyti, supranti, atsiprašau žmogelį, spaudykis gal kažkur tai kitur, bet, supranti, tu nieko neišmanai, tada geriau gal nespaudyk. Aš labai irgi ten nustebau, kada išgirdau, pavyzdžiui, YouTube'ai pasiėmiau, įsivedžiau irgi ten apie mobiliuosius telefonus ir ten sužinojau, kad yra tam tikros tokios slaptos kažkokios tai operacijos ir ten, pavyzdžiui, kažkokie tai deriniai arba kažkokios tai paslaugos, kurių mes tikrai nežinom, bet mes jų nesinaudojam. Ir kada aš paskui ten paklausiau, vienur pasižiūrėjau, tikrai, paskui, tikrai, tai mes daug ko nežinom. Ten paskui pradėjau aš irgi tada visai kitaip žiūrėti šitos visus dalykus. Tai va. Dažniausiai visą laiką aparatūra pati sugenda, paskui tada mes nešame tą aparatūrą kažkur tai visą laiką taisyti, atgal į tą parduotuvę, rėkiame, kad čia, supranti, mums pardavė kažkokį tai ten falsifikatą, ten jisai sugedo, taisykite, pasiimkite, ką jūs čia man, supranti, kišate, jisai man nedirba, ir taip toliau. Tada tas jau pardavėjas dažniausiai visą laiką irgi klausia, sako,
Sako, ką jūs darėt? Ką aš žinau, supranti, ką aš televizoriaus nepažįstu. Nu, jam porą niuksų daviau, supranti, žinai, žiūriu, dar neužsisidegė, tada biški vandens dar įpyliau, tada jisai ten nusidegė, supranti, ten mygtuką pasispaudžiau, žinai, dar ten kažkas tai pradėjo jam darytis, paskui plykstelėjo, supranti, tenais jisai pradėjo degti, vat ir viskas. Ir jisai vat nerodo, jisai pasiimis blogas aparatas. Tas tada ir klausė, sako, žinai, o atsiprašau, sako, pirkėjau, sako, jūs, sako, naudojamos instrukciją skaitot. Kaip reikalinga įjungti, kaip reikalinga ten, pavyzdžiui, ką daryti ir kaip daryti. Pridėkite dabar ranką, pavyzdžiui, kiekvienas prie širdies ir tiesiog pasakykite, atsakykite šitą klausimą. Kiek kartų, kada jūs kažką tai nusipirkote, ar jūs skaitote naudojamos instrukciją, kas ten yra parašyta. Net nereikia man ten, pavyzdžiui, kad jūs ten viską skaitot, viską darot, arba ten iš tikrųjų tikrai mažai kada mes skaitom. Beveik niekados neskaitom. O ten yra visą laiką pati informacija, pati ten, pavyzdžiui, ten yra pagrindas, kaip įjungti, kaip išjungti, kaip ten, pavyzdžiui, kažką tai padaryti, kokios ten programos ten yra ir taip toliau, kaip nustatyti ir taip toliau. Ne, geriau aš pats savistoviai, ką aš nemoku, ir spaudo. Nešiu atgal, ten kažkokią ten nesąmonę man padarė. Tai va. Ar įsivaizduojate šitą dalyką? Ir iš tikrųjų taip ir yra. Ezoterika pasirodo lygiai taip pat. Ezoterika yra visą laiką, kaip sakiau, bendras pavadinimas. Ir ten tam bendram pavadinime yra labai daug visą laiką visokių kitokių dalykų. Ten gali būti ir praktikos, ir ten, pavyzdžiui, kažkokie tai atsitikimai, nu, pavyzdžiui, tiesiog yra kaip darom, ne kaip daroma, bet kaip reikalinga, vat, pavyzdžiui, padaryti tenais, kaip, pavyzdžiui, užkalbėti, kaip ten nuimti kažkokį tai prakeikimą, ten, pavyzdžiui, ten kažkokie ten bendri tokie pavadinimai ir taip toliau tenais. Ir daugelis žmonių visą laiką, jie mokinasi ezoterikos. Tai reiškia, visą laiką jie spaudo pasiėmę savistoviai. Ten kažkur tai kažkas tai pasakė, nu, ką tu ten turi, aš turiu kitokią televizorių, bet visi televizoriai tie patys, nu ten spausko tokį mygtuką. A, jeigu ne, tada nuneši atgal ir pasakysi, kad blogas jisai. Iš tikrųjų tai taip ir yra. Todėl aš ir įvedu tą naują tokią savoką visą laiką ezoterinė filosofija. Tai ezoterinė filosofija tai yra pagrindas visą laiką, ant ko jūs paskui galite statytis visą laiką savo pasaulį. Ir iš tikrųjų tą visą laiką ezoterinį pasaulį, suprasti jį. Ezoterinė filosofija, jinai visą laiką ir parodo, kas tai yra ta ezoterika, kaip pavyzdžiui, visą laiką galima pakeisti savo pasaulį. Tai nereiškia, kad aš, pavyzdžiui, ten darau kažkokias tai apeigas ir visa kita. Ezoterinė filosofija šitų dalykų neaprašo. Jinai duoda visą laiką bendrus paaiškinimus. Ir tą dalyką aš paskui daug kartų visą laiką, kada mes mokinsimės, tai mes šitą dalyką visą laiką pabrėšiu ir parodysiu, kad tai yra ezoterinė filosofija. Čia turite labai gerai suvokti, gerai savo įsidėti į savo galvas visą laiką ir suprasti, kad be ezoterinės filosofijos ezoterika pas jumis neveiks. Todėl dažniausiai taip ir yra, visą laiką visi auklėtojai, treneriai, ten pseudo visokie mokytojai ten ir taip toliau, kurie tenais apsiskelbė dar ten yra, jie visą laiką dėsto ezoteriką, bet ne ezoterinę filosofiją. Taip, ir mes šitą dalyką mokinsimės. Kada jūs suprasite ezoterinę filosofiją, tada ezoterika, jinai pradės vykti ir daryti. Tai, pavyzdžiui, galima netgi įvardinti, kad skylė, pavyzdžiui, vat yra dantis. Dantyje skylė, tai ir yra ezoterika. O pliomba, kurią mes, pavyzdžiui, visą laiką užlyginame, užtaisome, tai yra ezoterinė filosofija. Jeigu dar, kad, pavyzdžiui, jums aiškiau būtų šitas dalykas. Tai vat ezoterinė filosofija yra pagrindas, o ant filosofijos
pastatytas visas pasaulis ant ezoterinės filosofijos. Ir šitą dalyką jūs labai paskui labai gerai suvoksite, suprasite ir įprasminsit. Tai yra pagrindas visą laiką, kurio mes turime siekti. Todėl niekada jums niekas nepasikeis gyvenime, jūsų santykiai nepasidarys ten, pavyzdžiui, kažkokia tai. Arba dar kažką tai, ką jūs visą laiką jums kažkas tai kažką tai ten aiškina, daro ir rodo tenais. Ten jokie pratimai ir jokie kiti dalykai ten nieko neduos. Tol, kol jūs nesuprasite ezoterinės filosofijos. Mano studentai šitą dalyką, mokiniai, jie labai gerai dabar supranta. Ir jie netgi, pavyzdžiui, tiesiog ir sako, mums nereikia tų visą laiką kažkokių tai praktikų arba dar kažko, tai mums duokite ezoterinę filosofiją. Kada aš suprantu tą filosofiją, suprantu, kaip pasaulis padarytas, kokie yra dėsniai, kaip ten kas, kur, kaip kame, kas tai yra vyras, kas tai yra moteris ir taip toliau. Ten pavyzdžiui, kaip tie santykiai, kaip tos energijos vaikšto, ar ten tas energijas galima ten kažką tai valdyti, daryti ir taip toliau. Vat tai yra filosofija. Tai yra labai pats tokia beletristika, kaip mes vadiname. O, kokią nesąmonę aš dabar turėsiu čia mokintis. Tai va. Bet aš galiu tik tai jumis nudžiuginti ir pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, išmoksite ezoterinę filosofiją, ezoterika, jinai tiesiog pradės pas jumis veikti visų pajėgumu. Jūs pradėsite valdyti visus procesus ir taip toliau. Įsivaizduojate? Ir tikrai taip yra. Bet reikės įdėti labai daug darbo. Nors, sakau, ten, pavyzdžiui, mano paskaitas ten irgi visą laiką ten dėstai, ten sėdi, jau pavargau, ką jisai čia nesąmonės kalba, viską žinau, viską suprantu, viskas yra. Paskui aš taip, davai dabar, sakau, papasakosiu biškutį apie magiją, duosiu maginių veiksmų. Davai, kaip dabar tada galima iš karto gerai dėstytojo? Duokit man, supranti, kažką tai. Jūs visą laiką prašote stebuklingos lasdelės, kad vakar makrą pamosavau, supranti, ir pas mane viskas pasidarė. Niekas taip nesidaro. Niekados. Todėl pas jumis niekas nesikeičia. Jūs einate, mokat pinigus, einate, klausotės pas tuos visą laiką kitus tenais ir jie ten dėsto apsigavę irgi patys net nesuprasdami, ką dėsto ir taip toliau. Tai yra, o filosofija tai yra pagrindas. Ant pagrindo tik tai galite statyti savo rūmus. O jūs statote dabar ant oro po kažkokių tai pagalvių. Ten tiesiog visą laiką ant oro pasimėte ir pasatėte sienas, ten, grindys dar ten kažkokios tai ten yra. Jūsų laivas va šitai, visą laiką jisai sukinėjasi, plaukioja ir ten nežinia kažkas tai ten būna. Atėjo kažkoks tai Mindaugas, arba dar kažkur tai kažką tai išgirdote, tai paputė tenais. Žinai, mano namas nuskrido. Jau viskas, jau nebeturiu, ką dabar daryti. Sužalota sąmonė ir, pavyzdžiui, tiesiog paskui jums reikia visą laiką viską vėl perkeisti, vėl visą laiką kitą padaryti. Kaip mokintis, ką daryti visą laiką, tai aš dar aišku paaiškinsiu, pakalbėsiu. Bet tai va, pirmutinė ta tokia kaip ir tokia dalis visą laiką, kurią noriu, kad tikrai labai gerai suvoktumėt, kas tai yra ezoterika, kas tai yra ezoterinė filosofija, kuo tai skiriasi. Ir tiesiog jeigu supratote, tiesiog supratote, kad tai yra tikrai labai sunkus darbas ir tikrai reikės labai daug įdėti tam tikrų tokių dalykų, tada viskas tvarkoja, tada jūs esate teisingam kelyje. Bet jeigu jūs norite greito pasveikimo ir greito kažkokio tai tenais atsakymo į savo klausimus, tai tikrai niekada negausite. Taip nebus. Tai va. Tai, o dabar tada noriu atsisveikinti iki kitos paskaitėlės. Tas sakau, iki.